Sveiki, mano vardas Verne. Maždaug prieš 30 metų išgyvenau mirtį. Tuo metu turėjau stogų dengimo įmonę. Darbo buvo daug, bet ištaikęs progą automobiliu išvykome su šeima atostogų į Italiją. Jau pirmą vakarą pajutau, kad turbūt sergu gripu. Pakilo aukšta temperatūra. Buvau įsitikinęs, kad tai tiesiog peršalimas. Maniau, kelias dienas pailsėsiu ir pasveiksiu, tačiau kurorte mano būklė nepagerėjo. Mane apžiūrėjęs gydytojas nieko nesurado, bet mano savijauta tik blogėjo. Nusprendėme važiuoti namo. Pakeliui atgal pradėjau jausti, kad kvėpuoti darosi vis sunkiau. Kūną ėmė traukti mėšlungis ir visas kūnas tarsi užsiblokavo. Sustojome prie degalinės ir žmona nubėgo iškviesti skubę pagalbą, nes nebegalėjau normaliai kvėpuoti. Atidaręs automobilio duris tiesiog pargriuvau. Netoliese atsitiktinai buvo nardymo instruktorius. Jis iškart pradėjo gaivinimą, dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą, kol atvyko greitoji pagalba. Tuo metu, kai viskas vyko, pamaniau, na štai, viskas baigta. Ir mintyse pasakiau, Dieve, štai aš. Tarsi būčiau pasiruošęs teismui, tarsi sakyčiau, dabar spręsk ir vertink. Tikėjausi kažkokio nuosprendžio, bet įvyko visiškai priešingai. Aš atsidūriau šviesoje, nebuvo jokio tunelio. Tai buvo tarsi 1000 saulių šviesa, bet ji neakino ir joje nebuvo nieko skaudaus ar agresyvaus. Priešingai, ji buvo švelni ir apsauganti. Turiu pasakyti, kad viskas, ką dabar pasakoju, ten vyko vienu metu. Jokie žodžiai negali perduoti tai, ką aš jaučiau iš tikrųjų. Ten buvo besąlyginė meilė. Visiškai nesvarbu, kas buvau, ką dariau ir koks buvau žmogus. Niekas nevertino mano gyvenimo, niekas nesmerkė ir niekas neteisė. Aš buvau priimtas toks, koks esu. Kitas dalykas man buvo visiškai nesuvokiamas, kad aš žinojau viską. Suprantu, jog tai skamba neįtikėtinai, tačiau anapus viskas yra atvira ir visos žinios prieinamos. Bandžiau tarsi pasitikrinti ir užduoti klausimą, bet dar nespėdavau jo suformuluoti, o atsakymas jau ateidavo. Klausimas nespėdavo susiformuluoti iki galo, o atsakymas jau buvo manyje. Tuo pačiu metu jaučiau, kaip pradėjau plėstis už erdvės ribų, už žemės į visatą. Nežinau, kaip tai įmanoma, bet jaučiau, tarsi mano pirštų galiukai liestų visatos kraštą. Žinoma, jokio fizinio kūno ten neturėjau. Jis kažkur žemėje gulėjo be sąmonės. Tačiau pojūtis buvo toks, kad mano esybė išsiplėtė iki visatos pakraščių. Nebuvo įprasto aš, buvo sąmonė, buvo fizinis ir dvasinis suvokimas vienu metu. Viskas buvo vienyje su viskuo. Aš nebuvau tik aš, buvau tos visumos dalis šviesos erdvėje. Ir jeigu manyje kildavo mintis, jog tai neįmanoma, ji dar nespėdavo susiformuoti, nes iškart žinojau, kad tai įmanoma. Anapus nėra laiko taip, kaip mes jį suprantame. Nėra ir erdvės taip, kaip mes ją patiriame čia. Laikas ir erdvė išnyko. Nežinau, kiek ilgai buvau anapus. Grįžimo į kūną momento aiškiai neprisimenu. Tiesiog staiga atsigavau greitosios automobilyje. Tačiau nutiko vienas labai keistas dalykas. Aš pašaukiau nardymo instruktorių jo vardu, nors aš jo nepažįstu ir jis man niekada nebuvo prisistatęs. Aš tiesiog žinojau jo vardą. Ši mirties patirtis turėjo labai rimtų pasekmių mano gyvenimui, nors iš pradžių jos nebuvo akivaizdžios. Visada buvau gana ekstravertiškas žmogus. Žmonėms pasakojau, kad patyriau kažką neįtikėtino, kad buvau miręs, o dabar esu čia. Negaliu to paaiškinti, bet tai iš tiesų įvyko. Tačiau mano šeima, vaikai, draugai ir kolegos beveik visi reagavo nesupratimu. Tuo metu buvau ir Bavarijos asociacijos vadovo pavaduotojas.
Žmonės mane pažinojo kaip konkretų veiklų ir tvirtą žmogų. Ir staiga visiems pradėjau kalbėti apie šviesą, meilę, mirtį ir Dievą. Viena situacija labai gerai parodo, kaip kiti pastebėjo mano pasikeitimą. Praėjus kiek laiko po mirties patirties grįžau į savo įmonę. Po savaitės mano pirmasis meistras pasikvietė mane į šalį ir pasakė, kad nori su manimi pasikalbėti. Jaučiau, kad jis kažkodėl nerimauja ir jo paklausiau, kasgi atsitiko. O jis atsakė, ar jūs ketinate likviduoti įmonę? Aš labai nustebau ir paklausiau, kodėl taip galvoji. Jis atsakė, jūs labai pasikeitėte. Anksčiau ateidavote pas mus būtent tada, kai padarydavome klaidą ir tada mus gerokai apreikdavote. O dabar ateinate, paplekšnojate per petį ir sakote, na, nieko čia tokio baisaus. Jam atrodė, kad man galbūt neberūpi įmonė, tačiau taip nebuvo, man įmonė labai rūpėjo. Tiesiog manyje kažkas pasikeitė, aš tapau daug atlaidesnis žmonėms. Tai buvo tik viena pusė, kita pusė buvo labai sunki. Po mirties patirties mane užklupo gili depresija. Žmona manęs nesuprato, ji sakė, kad man tikriausiai vidurinio amžiaus krizė. Tuo metu mes buvome susituokę jau 30 metų, bet jie nesuprato, kaip aš mąstau, ir viskas labai greitai ėmė byrėti. Nuėjau pas šeimos gydytoją, bandžiau suprasti, kaip toliau gyventi. Jaučiau, kad draugai manęs nesupranta ir tolsta, jaučiau, kad mano šeima griūva. O kartu mano viduje vis dar buvo toji meilė, kurią patyriau anapus. Išeidavau į lauką ir staiga pajausdavau, kad gamta kalba su manimi. Ir viso to aš negalėjau suderinti. Vienoje pusėje šeimos griūtis, nesupratimas, depresija ir vienatvė. Kitoje toji neįtikėtina šviesa, meilė ir ryšys su viskuo. Dėl depresijos nebežinojau, ką daryti. Gydytojai siūlė antidepresantus, tačiau baiminausi dėl šalutinio poveikio. Medikai rekomendavo važiuoti į gydomąsias atostogas, tačiau ir tai nieko iš esmės nepakeitė. Grįždamas po gydymo pagalvojau apie vieną rytietiško gydymo fizioterapeutą, kurį pažinojau, todėl nusprendžiau pas jį nueiti. Man liepė atsigulti ant kušetės, o jis vaikščiojo aplinkui ir klausėsi manęs. Gulėdamas jaučiausi visiškai praradęs viltį ir maniau, kad niekas nebegali man padėti. Ir tą akimirką staiga mano mintis užplūdo toji gili patirtis, kurią buvau išgyvenęs mirties metu, kuri buvo palikusi manyje vienybės, meilės ir prasmės stiprų pojūtį. Mane užliejo pilnatvės ir tikrumo jausmas, pajutau gilų vidinį išgijimą ir supratau, kad manyje įvyko kažkas esminio. Pagaliau supratau, kad didžiausias prieštaravimas buvo mano paties pasikeitimas. Anksčiau niekam neleisdavau priartėti. Visus aplink save vadindavau pavardėmis, į visus kreipdavausi jūs. Aš nuolat laikiausi distancijos. O po mirties patirties eidamas pro kaimynus pasakiau, sveikas kaimynė. Į žmonės pradėjau kreiptis daug paprasčiau, artimiau ir šilčiau, besikreipdamas tu. Jie labai nustebdavo ir tarpusavyje svarstė, kas ponui Bats nutiko. Pamažu supratau, kad tapau kitu žmogumi. Jeigu šiandien reikėtų rinktis tarp ankstesnio gyvenimo ir dabartinio, pasirinkimas būtų labai aiškus. Anksčiau buvau tarsi užspaustas, įkalintas, o dabar gyvenimas man atsiskleidė kaip Dievo dovana. Tai atvedė mane prie vienos minties. Jeigu tau duota tiek daug, turi kažką duoti ir kitiems. Ir tada pradėjau galvoti, ką gero galėčiau padaryti, kuo galėčiau būti naudingas. Ir taip sakant atsitiktinai, nors šiandien man atsitiktinumų nebėra, pamačiau skelbimą, kad ieškoma savanorių priklausomybių konsultavimui. Ir taip ten praleidau 10 metų. Kartais centro vadovas ateidavo pas mane ir sakydavo, Werner, ar galėčiau pasiklausyti tavo pokalbių?
Tik kai atsisveikinau po daugelių metų, jis man prisipažino: tu mums buvai tarsi gaivus šaltinis. Jis buvo šios srities specialistas, todėl tokie žodžiai man labai daug reiškė. O šiandien jau 12 metų dirbu hospise. Ir kai žvelgiu atgal, matau, kad mano mirtis nebuvo pabaiga. Ji buvo bilietas į šviesą, o sugrįžimas buvo kvietimas gyventi ir mylėti.